Įkurtas siuvimo fabrikas Dainava lietuviams siūlė prieš 15 metų. Įsikūręs buvusioje kareivinių ligoninėje, jis prieš 40 mečius daugeliu dzūkių tapo vieninteliu pragyvenimo šaltiniu. Tuomet čia dirbo 200 žmonių, šiandien 1500. Net 6 moterys, tarp jų ir dabartinė direktorė, siuvimo fabriko džiaugsmus ir rūpesčius matė nuo pat jo įkūrimo iki šiandieninio jubiliejaus. Sakau savo žmonėms, kad dabar turi būti moki pasiūla, jeigu nori parduoti. Jeigu pirkėjas dar miega, tu stovi už jo durų ir lauki, kada jis išbus ir pasiūlyk prekę. Čia ištekėjau, čia gimė mano vaikai, čia visas mano gyvenimas. Galvoju, aš irgi išeisiu, mažai čia pinigų, viską gal daugiau, kur vienos į mėsos kombinatą išėjo. Bet pasižiūrėjau, kad jos grįžta vėl. Atvažiuokit po 10 metų ir mane čia rasit. Dainava kasmet pasiuva ne tik 2 milijonus vienetų įvairių gaminių, bet ir po savo stogu glaudžia jaunųjų siuvėjų mokyklą. Tai jog eilinė Dainavos siuvėja uždirba apie 800 litų, lemia, kad ne vos absoliučią daugumą produkcijos bendrovė eksportuoja į Prancūziją, Olandiją, Belgiją, Vokietiją, Japoniją. Lietuvoje dėl didelės vietinės pasiūlos ir labdaros rūbų realiai įmanoma parduoti vos 10% Dainavos gaminamos produkcijos – paltų, palaidinių, skraisčių ir striukių. Švenčiant Dainavos 40-metį Alytuje buvo sugalvota ir nauja tradicija. Sako, nuo šiol posakis, jei ne grybai ir ne uogos dzūkų mergos būtų nuogos, bus sakomas kitaip. Jei ne grybai ir ne uogos ir akcinė bendrovė Dainava, dzūkų mergos galbūt tikrai būtų neapsirengusios.